Taigi, sveiki visi, su Viešpaties diena sveikinu ir jau pirmai minėjo, kad šiandien kalbėsiu apie šeimą, tai noriu paklausyti iš karto, ar dažnai pagalvojat, kaip iš tiesų gerai, kad esame viena didelė šeima, kad iš vis turim vienas kitą. Ta prasme, mes galim švęsti šventes kartu, galime kažką veikti, turime bendrų tikslų. Aišku, kartais pasitaiko, kad ir tarpusavį čia ginčių būna, konfliktų, dar kažko, bet kur jų nepasitaiko. Bet esmė tame, mes vis tiek esame šeima. Ir kam iš jūsų nepatinka būti šeimoje? Aišku, tik nekelkit rankų dabar, nes bus man lengviau šnekėti. Tikiu, kad iš tikrųjų visiems mums patinka būti šeimoje kažkokiai. Esmė tame, kad seniau žiūrėdavau labai daug filmų, visokių ten fantastiniai ir dramos, visokiais žanrais. Ir juose viską rodydavau. Kas aišku tinkama, kas netinkama. Tiek smurtą, apie meilę rodydavau, draugystės, karus, viską. Bet neretai juose pastebėjau dabar, kad pasikartodavo visada viena tema. Ir manau, kad čia tokia tema, kurios neįmanoma išvengti gyvenant, egzistuojant šiame pasaulyje. Tai ir yra ta pati tema - šeima. Nesvarbu, kokį filmą bežiūrėtum, atrodo beveik visur galima rasti tokių užuominų, arba galima sakyti vizualizacijų, arba sampratų apie tai, kokia yra šeima, kokia jinai turėtų būti, kaip jinai turėtų funkcionuoti ir panašiai. Ir aš tikiu, kad jūs ir patys esate matę tokių filmų. Ir filmų žiūrėjimo klausime, kas mes esame tokie? Mes esame žiūrovai. Žiūrime ir mokinamės. Kaip sako, tampi tuo, į ką žiūri. Ir kodėl mes žiūrime? Nes mes visi norime priklausyti, taip sakant, šeimai. Turėti arba sukurti šeimą. Ir čia nieko nuostabaus. Dievas tai įdėjo į mus, taip sakant, į mūsų DNR, į mūsų tą būtį, įdėgė. Ir dabar pažiūrėkim į eilutes užrašytas laiške Efeziečiams, 3 skyriui, 14 ir 15 eilutės. Efeziečiams 3, 14-15. Dėl to aš klaupiuosi prieš tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. Ta vieta, kurioje yra sakoma kiekviena tėvystė, iš tiesų turėtų būti šiek tiek kitaip išversta. Kiek pasidomėjau. Tinkamesnis ir, sakyčiau, aiškesnis vertimas būtų visa tėvystė arba visa šeima, kaip yra verčiama karaliaus Jokūbo vertime. Nes jeigu dabar skaitome taip, tai galime pagalvoti, kad danguje taip pat yra daug tėvyščių arba šeimų, ko Biblija iš tikrųjų nemokina. Taigi, kokią mintį iš to gauname, tai kad tiek dangus, tiek žemė turi vieną tėvą - Dievą, kuris įsteigė žemėje šeimos instituciją. Ir nuo pat pradžios, kuomet buvo sukurti žmonės, kiekviena žemėje egzistuojanti šeima galim suprasti, kilo iš Dievo. Ar ta šeima gerai, tinkamai funkcionuoja, tai aišku, čia yra jau kitas klausimas. Bet šios šeimos turi tėvus, kurie
bent jau turėtų tinkamai atspindėti mylinčio, gailestingo, ugdančio, gero linkinčio tėvo arba vyro charakterį. Ir visos šitos šeimos arba tėvai turi vieną originalų, taip sakyčiau, tėvą, Dievą. Ir kas gaunasi, taip pat kaip ir danguje, visi angelai turi tą patį Dievą tėvą. Visi tiek danguje, tiek žemėje patiria tą, arba sakyčiau, gyvena tėvo globoje. Ir galim matyti, vienintelis skirtumas tarp dangaus ir žemės yra tas, šitam klausime, yra tas, kad čia žemėje žmonės turi galimybę atspindėti arba, taip sakant, apsiimti tėvo vaidmenį, ko angelai iš tikrųjų negali. Kiek man yra žinoma, tai yra tai, kad danguje yra kažkokia hierarchija tarp angelų. Tai galim suprasti iš to, kad Liuciferis, kaip Dievo žodis atskleidžia, jis buvo prakilniausias angelas iš visų, arčiausiai Dievo. Bet vis dėlto, artimiausias vaidmuo, kurį angelai turi, tai yra brolių. Nes ten nėra seserų, žinom, kad jie nesidaugina, ten yra kitaip viskas. Ir tai va, kiek dabar suprantu, jie ten visi yra broliai vieni kitiems, kurie turi vieną tėvą, Dievą. Taip pat ir mes čia žemėje, bažnyčioje turiu omeny, esame vieni kitiems broliai ir seserys, kurie turi tėvą, Dievą. Taigi dabar galima matyti aiškiai ir užtikrinti, kad šeimos modelis yra įsteigtas Dievo. O kalbant apie pirmąją šeimą žemėje, vis prisimenu Dievo jiems pasakytus žodžius. Jisai jiems tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Šie ištarti jiems žodžiai tai buvo žodžiai, kurie nurodė mūsų ir dabar nurodo mūsų gyvenimo prasme. Žmonės buvo sukurti teisingam žemės ir jos resursų valdymui, kurio metu būtų atskleista Dievo meilė. Žemėje turėjo kurtis šeimos, kurios su džiaugsmu būtų vykdžiusios Dievo valią. Ir jeigu ne nuodėmė, vaikai visada būtų turėję čia tėvus, nebūtų buvę, taip sakant, našlaičių, nebūtų buvę jokių skyrybų, jokių meilės trikampių, jokios širdgėlos, įsiskaudinimo, išsiskyrimo, vargo ir mirties. Bet dėja, dabar tą realybę pakeitė ši, kurioje esame. Ir ji tęsiasi iki pat šių laikų. Tikriausiai pastebėjot, kad vis daugiau žmonių jaučia, kad visa tai eina į pabaigą. Matome, kaip auga ta įtampa politinėje ir religinėse šitoje sferose. Atrodo, jau beveik įsipildė visos ir Danieliaus, ir Apreiškimo knygos pranašystės. Atrodo, jau tuoj sugrįš Jėzus ir viskas baigsis. Todėl Jėzus perspėja mus sakydamas Evangelijoje pagal Matą:
24 skyriui nuo 37 iki 39 eilutės. Mato 24, 37, 39. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo, iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Yra manančių, kad čia sakoma, jog paskutiniais laikais bus geriau nesituokti, nes tai nukreipia dėmesį nuo krikščioniškos misijos. Ir todėl reiktų pamastyti, pagalvoti, ar verta kurti šeimą. Iš tikrųjų, tai nesiginčysiu, aš tikiu, kad yra žmonių, kuriem geriau nekurt šeimos, bet čia netai sakoma. Iš vis pasakykit, ar iš viso kada reikėjo negalvoti prieš išsirenkant antrą pusę? Ar nereikėjo, ir šiaip visą laiką reikia galvoti, su kuo ruošiuosi sudaryti sandorą, taip sakant, susituokti ir kurti šeimą? Esmė tame, kad čia labiau yra sakoma, kad tais laikais žmonės teikia pirmenybę savo reikalams, o ne Dievui. O ne tai, kad santuoka sutrukdė žmonėms išsigelbėti. Nes pagalvokit, ar Nojus neturėjo žmonos? Jam santuoka nesutrukdė tarnauti Dievui. Netgi visa jo šeima pateko į tą laivą. Ir jis netgi pasiėmė ir tuos žentus su savim. Problema buvo ne pati santuoka arba šeima, bet kaip žmonės gyveno santuokoje arba, taip sakant, šeimoje. Pradžios knyga, 6 skyrius nuo 1 iki 2 ir nuo 4 iki 5 eilutės mums atskleidžia. Pradžios knyga 6 skyrius nuo 1 iki 2 ir nuo 4 iki 5 eilutės. Kai žemėje žmonės pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterys, Dievo sūnus, o čia jau žinot, kas tai yra Dievo sūnus, tikintieji, žiūrėdami į jas matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų savo žmonomis tas, kurios jiems patiko. Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai Dievo sūnus susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Taigi, čia galim matyti 3 esminius punktus. Yra Dievo sūnus, tai yra tikintieji. Jie susijungia, taip sakant, su netikinčiom moterim. Kas iš to gaunasi? Žemėje pasirodo tie vadinami milžinai, arba taip sakant galiūnai, arba garsų žmonės. Tai yra, kaip matom, kažkokie pagarsėję, įžymus žmonės, kurie daro įtaką. Ir kokią įtaką jie daro? Kas iš to išeina? 3 punktas. Žemėje plinta nedorumas. Kiekvieno žmogaus mintis linkia tik į piktą. Didžiausia problema, kuri tada skaudino Dievą, tai mišrios santuokos, kuomet tikintis vyras, taip sakant, būsimoji šeimos galva, nebekreipia dėmesio į Dievo valią ir išsirenka antrą pusę pagal
ne pagal būtent įsitikinimus, ne pagal tikėjimą, bet pagal išvaizdą. Tokiu būdu pamažu jis yra atitolinamas nuo Dievo ir pereina į kažkokią, sakykime, to meto pagonišką religiją. Ir tikiu, kad šitas dalykas taip pat lietė ir tuometinės moterys. Aišku, ne visos tuo metu Dievą skaudinančios tos sudaromos santuokos ir kūriamos šeimos buvo tik tarp Jehovos garbintojų ir tų kitatikių. Santuokos buvo ir tos šeimos kūriamos tarp pačių pagonių. Ir blogiausia, kad tos santuokos arba šeimos buvo panaudotos savanaudiškiems tikslams. Pagal tai, kas rašoma, galime suprasti, kad smurtas tai buvo tai, į ką jos vedė. O visam tam, kaip kažkokia priešprieša, buvo Nojaus šeima. Kaip rašo pradžios skyriaus 6 skyriui 9 eilutė, ten yra minima, kad jis buvo teisus vyras. O teisumas iš kur ateina? Iš tikėjimo. Reiškia, jo šeima tai buvo ta šeima, kuri puoselėjo tikėjimą, puoselėjo dangiškas vertybės, gyveno pagal jas. Garbino, taip sakant, Dievą, vienintelį tikrai Dievą. Ir dabar galime suprasti, numanyti, kaip Dievui iš tikrųjų nemalonu buvo matyti, kaip beveik visos žemėje esančios tos šeimos buvo tarsi maži smurto, patyčių, šiurkštumo, savanaudiškumo, melo, paleistuvystės, žmogžudystės, puoselėjimo židiniai. Ir kaip rašo, žemė tapo pilna smurto. Taigi, problema vėlgi buvo ne pati santuoka, bet tai, kas buvo puoselėjama toj santuokoj arba šeimoje. Todėl Jėzus perspėja mus, sakydamas, kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateina. Šeimos tais laikais buvo atitolusios nuo Dievo. Klausimas, kaip yra dabar? Net bažnyčioje, ta prasme. Dievas tai žino iš tikrųjų, kokia yra situacija, bet visi iki vieno, galiu pasakyti drąsiai, mes turime tėvą, Dievą. Nes visi esame iš jo kilę. Visi yra jo kūriniai. Jis visiems davė gyvybę. Mes, bažnyčiai, Dievo bažnyčiai ypatingai. Kodėl? Todėl, kad mes čia vieni kitus vadinam broliais ir seserim. Pasirodo, mes čia turime pareigą, sakyčiau, atsakomybę elgtis tinkamai su savo namiškiais. Nes Dievui iš tikrųjų tai nerūpi, ar mes turime narystę jo bažnyčioje ar ne. Jam daugiau rūpi, ar gyvename pagal dangiškus principus. Aišku, aš nesakau, kad dabar reikia palikti bažnyčią. Aš sakau, kad reikia tinkamai susidėlioti prioritetus. Pirmenybę reikia teikti širdies ištyrimui, o ne bažnytėno, taip sakykime, nuodėmių paviešinimui arba pamokymui, arba ten, nežinau, apkalbinėjimui. Taip sakant, pirmą reikia siekti taikos su Dievu, asmeninės taikos su Dievu, o tada ir šeimoje bus taika. Esmė tame, kad šeimos pašaukimas, kuris duotas Edene,
jis vis dar tebegalioja mums. Kiekvienas yra pašauktas būti, taip sakant, šviesuliu šiame žūstančiame pasaulyje. Ar tai esi, taip sakant, toje pačioje šeimoje, ar bendruomenėje, ar darbe, mokykloje, universitete, ar dar kur. Ir ypatingai dabar, kai atrodo jau čia pat yra Kristaus sugrįžimas. Noriu palinkėti. Stenkimės, kad Kristus nebūtų veltui dėl mūsų pasiaukojęs. Jeigu mes tikime, kad esame jo vaikai, tai ir gyvenkime kaip dangaus šeimos nariai. Taip sakant, mylėkime Dievą ir vienas kitą. Amen.